Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą, kurią medituosime šią savaitę. Anuo metu Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlę akis jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Tai Viešpaties žodis.